Sveiki, mėlieji. Kadangi šiandien aš esu labai drąsi, visa mano medžiaga jau randasi visur, kur reikia, neaiškinsiu, kad paskui neimtų už glodkės ir nenusimtų žmonių, kurie nėra kalti. Papasakosiu dabar taip. Pavartosiu tą žodį parodą. Apie vieną parodą, kuri Klaipėdos mieste yra kriminalinės policijos viršininkas Albinas Misevičius. Kadangi pas mane laikas ribotas, neturiu laiko visom šitom nesąmonėm, bet dokumentus suruošiau ir nusiunčiau ten, kur reikia. Dėl galutinių rezultatų šitiems žmonėms, kaip sakant, ir tuo pačiu Albinu Misevičiui, dabar pakalbėsiu apie asmenį Albiną Misevičių. Jis yra kriminalinės policijos viršininkas. Kaip žmonės, kad sako, būna tokie vaiko veidų žmogžudžiai, bet kriminalinės policijos viršininkas yra tokio švelnaus veido, bet yra labai nešvarių nusikalstamos veikos nusikaltimų darimų, slėpimų, organizuojamų ir pats save tyria, fabrikuodamas bylas. Kadangi nuo vasario 2016 metų, vasario 28 dienos, aš esu įtariamoji, kaltinamoji pagal jį, kada aš parašiau pareiškimą dėl savivaldybės mero liberalų, kur buvo Masiulis tampomas, kur Anskis tasai buvo tampomas, reiškia, uždarytas buvo. Tai čia visa, kaip sakant, viena grupuotė. Dabar noriu papasakoti apie vieną tokį dalyką. Kadangi Klaipėdos mieste visos tos naktinės ir tie naktiniai bariukai yra, jisai kaip šeimininkas, kaip stogas, Albinas Misevičius, noriu papasakoti tokius dalykus. Tai kaip klausykit. Kriminalinės policijos viršininkas Albinas Misevičius, reiškia, yra sudaręs tokius, tuose parduotuvėse ir tuose bariukuose tokius veiksmus, kad reiškia taip. Daleiskim, kaip pavyzdį pasakysiu. Geria du vyrai, ar ne? Žodis nepatiko, ar ką? Sudaužė, daleiskim, stikliuką, ar butelį, ar lėkštę. Žinote kaip? Ta visą atsiskaitimą turi nešti kriminalinės policijos viršininkui. Kriminalinės policijos viršininkas paskambino telefonu šeimininkui ir pasako, atsiskaitys man, bet tu išduok kokį raštelį ar popierėlį, uždėk štampuką, kad tas žmogus, reiškia, jau jisai yra laisvas ir jis nieko nėra padaręs. Gerai, čia yra smulkmena, bet yra svarbesnių dalykų. Daleiskim, kaip pavyzdį pasakysiu. Gali sulaužyti kėdę, gali išdaužti tos parduotuvės ar to bariuko stiklą, šitą, vienu žodžiu, kaip sakant, jau čia jau reiškia didesni pinigai. Čia, kaip sakant, ta kėdė, suprantat, kada jau ten yra tos kėdės apsmurgusios tų visų alkoholikų, viską, jos nėra brangios, suprantat. Langas irgi tais, kada buvo litai, irgi suprantat, tie stiklai nebuvo tokie brangus. Aš žinau tik tai tie, kad labai didelis stiklas durim arba langui, kainuodavo 150–200 litų, nes aš esu, kaip sakant, irgi ir butą turiu, ir aikštelį, kaip sakant, statybų visokių reikalų, remontų ir visa kita. Tai jūs žinote ką? Su 100 arba 2 pas kriminalinės policijos viršininką neapsieidavo. Reikėdavo nunešti 800 litų, daugiau, mažiau. Čia, žinot, kaip sakant, pagal jo nuotaiką, pagal jo būseną, pagal poreikius. Kaip sakant, tai brangieji, žinokite visi, kad Klaipėdos mieste yra kriminalinės policijos viršininkas, rašos kažkokio tai antro poskyrio, kriminalinės policijos viršininkas, kuris fabrikuoja bylas, kaip man, moteriškiai, 70 metų, turinčiai invalidumą. Aš dabar esu nuo vasario 28 dienos, man yra apribotos teisės, negaliu išvažiuoti iš Respublikos, negaliu niekur išvažiuoti į kitą miestą. Tai kriminalinės policijos viršininkė Albinai Misevičiui, kaip jūs man dabar atsiskaitysite? Todėl, kad aš iš
Vilniaus imuniteto viršininko jau turiu raštą, iš ministro turiu raštą, iš generalinės prokuratūros turiu raštą, iš generalinės prokuratūros vyresniųjų pavaduotojų Evaldo Pašilio turiu raštus. Tai vot, visi reikaliukai sugrįžo ant Albino Misevičiaus ir ant Simono Minkevičiaus. Draugai mėly, tai dabar užsiimkite savo kopimu. Bet kada buvo Klaipėdos mieste kadrų skyriaus viršininko pavaduotojas, reiškia Silvijus Baranauskas, aš vieną kartą uždaviau tokį klausimą. Sakau, klausykit, kaip jūs priimat tos policininkus, viršininkus ir visą kitą, ar jūs patikrinate jų, kaip sakant, akreditaciją, sveikatą, išsilavinimą, teisinį išsilavinimą, ar ten kokią tai mokyklą baigė ar ką. Tai vat mane domina, ką Albinas Misevičius yra baigęs, kad vat susitarė su Simonu Minkevičium, tokį burdaką užtaisė Klaipėdos mieste. Kodėl tiek žmonių išvažiavo? Kodėl visa Lietuva yra išvogta? Kodėl yra žmonės praradę darbus ir visa kita? Tai vot, Klaipėdai vadovauja du paroda. Albinas Misevičius ir Simonas Minkevičius. Tai vot, dabar, kadangi Seime yra visa medžiaga, pas Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininką Julius Sabatauską, vot apie visus kitus nekalbėsiu, nes jau, kaip sakant, yra suorganizuota komisija. Aš taip pat įsikviečiau komisiją, yra viskas nupaveiksluota, apie aikštelę, ten nusikalstamos veikos, reiškia, Grubliausko, visus reikalus. Labą rytą. Gerai, gerai. Tai vot, šitą, kaip sakant, jaučiuosi drąsiai. Visi raštai pas mane, visi raštai siųsti, kur reikia. O dabar lauksiu atsakymų iš pačių Albino Misevičiaus ir Simono Minkevičiaus. Ko jie užsiminėja visą šitą laikotarpį? Jie, reiškia, gaudami atlyginimus, darbų netlikdavo, darė machinacijas, afiorus, sodino žmonės, kėlė bylas. Tai vot, už visą šitą reikės atsakyti. Brangieji, labai mažai laiko turiu. Iki sekančio karto. Ačiū, viso gero.